Klausau. Labas vakaras. Sveiki. Ar su Jandra kalbu? Taip. Ramūnas patraukti iš Europos City Vilnius viešbučio. Dabar matau, kad jūs esate užsiregistravę dėl salės nuomos. Taip. Naujametinės, ar ne? Taip. Jandra, šiandien neskambina mūsų ne komercijos, atsiprašau, kaip jis dabar, jo vardas, pamiršau, aš naujas čia. Petr, pamiršau. Nu, nesvarbu, esmė ta, ar jums neinformavo apie pasikeitimus? Ne. Neinformavo. Nes aš pažiūriu dabar ir lapelį, prasme, tą sąsiuvinį, kas yra užrašyta, tai įvykė šiokie tokie pakeitimai ir aš buvau nurodęs, kad mano darbuotojai perspėtų dėl šiokių tokių. Klausykit, Jandra, aš tiesiog dabar noriu, taip netaktiškai čia gal paskambinau, bet noriu paklausti, ar jeigu, tarkim, nebūtų vietos pas mus, ar jūs dar turėtumėt kur švęsti? Palaukite, aš iš nesuprantu, jūs kalbate apie tai, kad 31 dieną mes negalim pačius daryti. Aš dar to nesakiau, aš tiesiog noriu dabar taip pasiklausti. Tai kad jau stalų šiandien turėjo sustatyti? Turėjo, daug ką turėjo pasakyti, bet aš irgi grįžęs, tai pamačiau, ką turėjo padaryti ir ko nėra padaryti. Palaukit, bet aš kažkaip, žinokit, šiaip tai truputėlį jūs man infarktą iš tikrųjų varėt. Mes bendravom visą laiką bendravom su Edvardu, Marija ir su Nida Kaladytė direktorė. Ne, su Edvardu reikėjo. Taip, aš tą norėjau pasakyti. Matot, įvyko toks, kaip čia pasakyti. Va tokie dabar laikai, krizė, dar kartą krizė. Šiandien Edvardas buvo atleistas iš pareigų ir esmė ta, kad jisai padarė tokį, neapsižiūrėjimą. Užsakė salę jums, bet iš tiesų jį buvo jau užsakyta. Tai esmė dabar yra sudubliuota ir aš nežinau, kam ją atiduoti. Va dabar skambinu tau, Jandra, ir skambinu kitiems klientams. Dabar klausinėjus ir panašiai, kas, kaip ir kur. Nes buvo privelta labai daug neaiškų dalykų ir dabar reikia kažkaip tą problemą išspręsti. Tai ir dar kartą. Žinokit, mes nieko negalim keisti. Nes suprantat, kaip yra, mūsų partneriai yra Maskvoje. Ir mes jau pasitinko, aš jau ryte važiuoju stoti, mes jau atvežam klientus, jiems yra pusryčiai pas jūs užsakyti. 31 dieną atvažiuoja kiti 57 žmonės, rytoj 38, yra 92 žmonės, po to atvažiuoja Raždėstvinai tur mūsų. Mes turim netgi sutartį, tai ten vis pasirašytas ir kaip toliau įteisintas, kurias ruošia mūsų teisininkai. Taip, aš viską žinau, bet ta sutartis dar yra ir kitokia iš kitų klientų. Tai dabar reikia išspręsti bėdą, ką padaryti. Esmėj, čia tokia visiškai kvaila situacija. Ir ką galima pasiūlyti, mes turim dar kitas patalpas. Kokias jūs turit kitas patalpas? Ten nėra viešbutis. O ten telpa 100 žmonių? Sunkiai, bet tilptų. Bet jūs suprantat, koks dalykas, mes darėm ten 5 repeticijas, ten repetavo mūsų šokėjai, ten repetavo mūsų muzikantai, ten važinėjo iš Kauno mūsų vedėjas, kuriems mes mokam didžiulius pinigus, pas mūsų reguliuoti jau kompiuteriai, viskas, kas kur stovės, laidai, nupirkti eglės, nupirktos papuošimai, buvom dizaineriai išsikvieti, suprantat, mes labai daug pinigų jau sumokėjom. Rytoj atvažiuojam puošti salės. Bėda. Stalai išnuomoti iš Kauno atvežami. Jandra, tai dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti. Gerai? Taip. Zip FM. Jandra, tau skambina radio stotis Zip FM. Aš tai apgavau. Geras, mane išdūrė. Mane čia girdėjo per radiją visi? Visa Lietuva girdėjo. Kas jums davė man? Nežinau, kas davė, palauk, pažiūrėsi dabar. Atsiuntė man SMS žinutę ir baigėsi numeris 601. Ir nežinau, parašyta Jandra organizuoja naujametinį renginį ir panašiai, ir sako kažką išduot. Tai Jandra, žinok, viskas tvarkoj. Renginys jūsų įvyks ir aš galiu garantuoti, kad bus superinis renginys. Tu nebesinervuok, įkvėp giliau ir tiesiog atsipalaiduok. Geras.
Bet man reikėjo pagauti tavo emociją, tą tokią išgąstį ir neviltį. Tikrai, žinokit, pagavo. Jums pasisekė, jums pavyko. Tai super. Jandra, tai tau gražių švenčių, gerų naujų metų ir su kalėdomis turbūt, ar ne? Dėkui. Iki. Geras, iki.